filmuoti. Spaudžiu filmuoti, nes negalim prarasti nei vieną gerą kadrą. Nei vieną. Dabar mes dar oficialiai nepradėjom, mes Bet jau tiesiog kviečiam aukštesniuosius. visus aukštesnius. Aš nesuprantu, čia man tą kamerą reikės žiūrėti, nes aš nelabai... Veta turi daug aš, tai jai reikia. Oh my Ne God. vieno aukštesniojo aš, o daug aukštesniųjų aš. Aš turiu vieną, pavyzdžiui, aukštesnį aš. Aš ją kviečiu. Gerai. Su intencija grinai naujai aušrai. Damn. Ta saulė šviečia tokia. Jaunatis. Oh my God. Čia, žinok, manifestation. Tiesiog viską, ką čia sakysim šitam podcast'e, yra manifestacija. Sveiki visi. Sveiki visi. Ir vėl mes čia. Ir vėl mes čia. It's been a while. Bet jau nebe tos. Ir vėl nebe tos. Ir vėl nebe tos. Girdi, yra taigi tas podcast'as, kur tipo kažkaip ir vėl tos pačios. Kas? O mes tipo vėl nebe tos. Ar rimtai? Tipo, kažką užrezonavau, šiaip net nežinau, yra kažkas. Yra tokios 3 mergos. Nu. Ir vėl tos pačios? Vėl tos pačios. Yra ten vėl tie patys. Ir čia taip užsičerelinam. Nu. O maga, čia mūsų podcastas. Grynai. Ir vėl nebe tos. Ir vėl nebe tos. Gerai, žinok, Amanda, pradėkim nuo to. Dabar tiesiai šviesiai publika čia atėję, nori tiesiog išgirsti. Tai tu dabar pasakyk, tai ar tu rekomenduotum kurti verslą su draugė, ar ne? Oi. Aš rekomenduočiau kurti su draugė. Verslą, nu, šiaip dar turi, žinok, grinai vilties naujosios žemės vizijoje, kad tai yra manoma, bet jo. Aš tai pasakyčiau, jeigu manęs paklaustų, aš pasakyčiau, kurkit. Kurkit. Tikrai nekurkit. Nu, ir pasižiūrėkit, kaip bus. Tiesiog kurkit. Mes labai daug girdėjom iš visos aplinkos, kiek mes laiko viską kūrėm, labai daug buvo iš aplinkos įtakos, komentarų, kad jau čia jau tik ne su draugais verslą kurti, jau ten rararararara. Bet pasižiūrėjusi mūsų istoriją, šiaip tiesiog biški padarykim tokią įžvalgą ir peržvalgą. Peržvalgą. Tai gerai, mes kaip 2 draugės prakeliavom 1,5 metų su viena kuprinė. Palauk, prieš tai mes dar gyvenom kartu ir kūrėm verslą kartu. Šiaip. Jo, mes pradėjom savo dabartinį Instagramo akauntą su lūpų aliejukų verslu ir plaukų aliejukų. Čia buvo mūsų pirmas pasibandyms kažko, tiesiog šiaip iš vaibuką irgi, tiesiog visada iš vaibuką. Jo, iš Visai vaibuką. fainiai buvo, dar dabar yra moterų, kurios turi mūsų lūpų Jie buvo aliejukus. labai geri aliejukai. Labai fainiai. Aš didžiuojuos mumis. Tada- Darėm renginius, aktyvizmą kartu. Tikrai, mes tada buvom veganės. Taip, ir Airijoje darydavom renginius, rengdavom čia grinai prieš kelionės, prieš visą pabudimo kelią. Tai mes turim, žinok, stažą tokį Šiaip mama- pavyzdingą, netgi sakyčiau, žmonėm, labai kurie nori pavyzdinga. kurti kartu. Tai labai pavyzdinga, nes iš tikrųjų mes, kaip 2 draugės, kuriančios ir verslus, ir dainas, ir keliones, ir podcastus, ir brandus, ir ko ne, viską, kurdamos labai daug metų kartu, mes neturėjom nei vieno pavyzdžio, iš ko mokytis. Mes turėjom pavyzdžių, yra ten vyrų ir moterų, žinai, ten vyr su žmona, kuria, ten gal yra kažkokių ten irgi, kur susikolabin 2 moteris kažką kur, bet tokių... Parodykit grinai nors vieną ar net porą, žinok, romantinę, ar draugės, ar draugus, kas 10 metų kur kartu. Aš labai norėčiau 10 metų. jų paklausti tiesiog kai kurių klausimų, nes mes savo kelioniai nekartą atsidūrėm tokiam taške, kur buvo sunku, nežinojom, kaip čia išeiti, kaip čia išspręsti, ką čia padaryti. Ir tiesiog
nebuvo kur kreiptis ir netgi nekartą bandėme eiti, sakykime, pas kažkokius mentorius, ne, ėjom per mentorystės, bet tos mentorystės buvo nepakankamos mūsų atveju, nes tiesiog nieks nėra susidūręs su tokiu tiesiog atveju, kur du žmonės tiesiog teka ir kaip tu gražiai buvai parašęs po vienu postu, tiesiog 2 kasos pinasi į vieną likimą. Ir tada mes išvarėm keliauti, vieną kuprinę prakeliavom 1,5 metų kartu, ten ir Indijoje, ir Pietų Amerikoje, ir pro visokias sąlygas gyvenimo prasivedėm save, daug skirtingų iššūkių išgyvenom, be elektros, be vandens, tokių ekstremalių, iš tikrųjų lipom kosmiškai iš savo komforto zonos. Tada gavom vedimą netikėtą, niekada negalvojom, kad parsikraustysim į Lietuvą aplamai, nes užaugom Airijoje, parsikraustėm į Lietuvą, atsikraustėm į sodą tavo promočiutės, grinai seną medinę trobą ir tiesiog sekėm vedimu. Sekėm vedimu visą šitą gyvenimą. Jo. Tai toj tėkmėj buvo ir verslų, ir kūrybos, ir skirtingų kelionių, ir gyvenimo. Ir šiaip esminis, kad per visus tuos metus mes kiekvieną dieną kėlėm kartu turinį. Tas yra kiekvieną dieną, suprantate? Jo, oh my god. Tai mes dalinome savo kelionę, kad ir kur jinai ten ėjo ir ėjo. Ir tada pradėjom vesti daug renginių kartu, moterų ratų, galiausiai pradėjom augti tikrai ir mūsų brandas pradėjo augti ir mes, ir pradėjom vesti rimtus dalykus ir rimtas keliones ir vykdėm 2 nežmoniškai didelius žygdarbius. 2025 metais įvykdėm kelionę moterim Peru, 2 savaitės ir ten buvo tokio nuostabumo ta kelionė, kad dar vakar buvom vienos iš dalyvių gimtadienį ir palaikom ryšius ir užsimezgė santykiai su moterim visam gyvenimui, nes tokio gylio buvo patirtas. Tada įvykdėm Maroko retritą dabar prieš keletą mėnesių ir tiesiog mūsų visas šitas kelias nuo draugiškos ir gražios tokios tiesiog kūrybos, kažkokius ten tos alėjukus pilsidavom pas tave virtuviai iki tarptautinių ir net tarp žemyninių nežmoniško masto retritų, didelių projektų, daug dalykų. Ir daug kūrybos, daug sukurtų dainų, ta prasme tokių didelių žygdarbių, kuriuos įvykdėm kartu. Jo, ir labai įdomi kelionė, nes visus tuos metus, čia grinai mes pasakom apie daug metų kūrybos kartu. Ir visi sunkiausi procesai būtent ir prasidėjo, kai atėjo žodis verslas į mūsų kiemą. Ir tiesa. Aš čia norėjau pasakyti, kad aš šnekėjau su močiute, aš visada močiutės protėvinę išmintį įdedu, nes jinai gerai pamatė. Jinai gerai pamatė ir pasakė, ir jinai irgi vaibinva su mūsų šito vaibu, kur dabar sėdim, čia šnekam, kažką darom ir kaip tą turinį kuriam ir visą laiką, mano visą šeimą, mūsų visi draugai, va ką norėjau pasakyti, per visus tos metus žiūrėdavo, tiesiog kiekvieną dieną laukdavo, kol mes įkelsim, ką mes tiesiog veikiam, darom, kur mes einam, ką mes ten patiriam, ką pamatom, kaip mes pertikiam, kaip mum įdomu ir abi, žinai, vaibinam. Ir va tokia pasakė, kur labai įdomu būdavo stebėti net ne kūrybą jūsų kažkokią, kur mum faina, kur kartu, bet ryšį, žinai, patį ryšį. Ir va tas labai įdomu, kur grinai iš to ryšio kažkaip varydavom. Tai pala, čia tavo močiutė sakė? Ne, čia šiaip draugai, o močiutė sako, jinai jau grinai nuo pat pirmų dienų sako, su draugais kurti verslą, bet man toks pasipriešinimas kildavo ir mes su tavim tam būdavom, kur, mes 10 metų taip vaibinam, tai negi mes negalim paimti ir sukurti verslą, belę kokią gerą, tiesiog negi mes negalim. Ir jinai tada sako, va, jūs galit kurti su draugais, galit viskas gerai, bet sako, verslą, sako, jeigu tu tikrai nori vystyti verslą, sako, tu turi gebėti viens.
Žinai, ir sako, tada gal ir įvykti kažkokią bendradarbystę, bet sako, jeigu tai tavo dalyks, tu turi galėti vystyti viens visų pirma. Visų pirma. Labai gerai pasakė. Supranti, pamatai čia tokie. Tai mes su savo šitą kelionę, kur mes esam dabar? Kur mes esam dabar? Nes čia davėm tokią nebiški apžvalgą. Jo. Kiek to kelio nueita. Nu ir tiesiog norėčiau taip nuoširdžiai pasidalinti, kad kai mes pradėjom kurti didelę mastą, rimtus projektus kartu, kurie nebe tik yra tiesiog laisvalaikiu susitikti ir pakurti ir pavaibinti ir smagiai, bet įeina daug atsakomybės ir tikrai daug reikalų suorganizuoti tokius dalykus, kaip mes organizavom, yra labai daug reikalų. Tai mes įvykdėm super sėkmingai ir toliau tai vykdom labai labai sėkmingai, visiškai. Bet ant mūsų draugystės tai uždėjo visai kitokį svorį ir tai patestavo mūsų ryšį. Visiems suprantama ir taip savaime, bet labai patestavo tą mūsų ryšį. Ir mes išgyvenom labai daug kaip dvi draugės. Tai apart to, kad sesės sodė, apart to, kad retrytų vedlės, moterų ratų vedlės žmonės mumis žino ir mato mus kaip tokį duo kombo, mes tiesiog ateinam kaip 3 viename, žinai, ir čia kažką nuostabaus magiško sukuriam ir jūs patirėt. Bet mes tiesiog kaip dvi draugės, kaip Amanda ir Iveta, kur esam draugės nuo 12 metų. Grinai. Patyrėm per paskutinius 3 metus nuo to atsikraustimo į Lietuvą ir jau kūrimo to savo gyvenimo ir kūrimo tada tų verslų ir visų tų idėjų įgyvendinimo. Patyrėm daug svorio ant mūsų draugystės ir dabar švenčiu, kad mes sėdim čia, praėjom viską, sėdim čia geram vaibe, širdis atvira, meilės pilna, šnekučiuojamės, viskas, nice. Bet dabar galvoju, kiek prieš metus gal buvo stipriausias? Stiprų šiaip buvo iš viso kokius 2 metus, 1,5 labai. Ir mes visą laiką išlikom atvirom širdim, mes visą laiką taip sėdėdavom, šnekėdavomės. Ir kalbėdavomės apie pačias sunkiausias temas. Buvo sunkus visas laikotarpis ir ne kartą esam netgi sėdėjusios ir pasakojus, kaip praėjom ir tada vėl einam, kažką atrodo vėl praeini, vėl įeini, nes čia labai gilus ryšys, čia grinai nėra tik verslas ar 2 draugės, kurios tik kuria verslą, nėra tik kūryba, čia tiek daug. Labai daug mūsų gyvenimai buvo persipynę nežmoniškai kiekvienoj srity ir iš tikrųjų dar kai gyvenom kartu sode ir kiek prieš kiek tų metų aš čia išsikrausčiau, nežinau, bet... Ir tiek metų dar vis toliau kraustomės, man tai čia yra kosmosas. Tu net ceremonijoje prieš grįžtant į Lietuvą turėjai viziją, kad mums reikia atsiskirti. Ai, tai jo, 5 metus. Viešpatie. Žiūrėk, tai aš noriu biškį žiūrovui perteikti esmės, kad mūsų gyvenimai buvo visose srityse labai perpinti. Gyvenimas kartu, kūryba kartu, tiek meniška, tiek verslo, draugai bendri, bendruomenė bendra, mes kartu absoliučiai visur. Ir aš tiesiog jau prieš grįžtant į Lietuvą ayahuascos ceremonijoje buvau gavus labai aiškias instrukcijas, kad jums, Amanda, šiuo metu jūsų augimui reikia atsiskirti ir aš tiesiog paneigiau ir neklausiau. Ir todėl, kad neklausiau, už metų tapo labai sunku, nežmoniškai daug iššūkių atsirado tarpusavį ir vis tiek privertė gyvenims po truputį atsirišinėti vieną nuo kitos. Tai tada pradėjom atsirišinėti vieną nuo kitos, bent jau gyvenimu, fiziškai, ta prasme, nes gyvenom bendruomenės formate ir tada aš tiesiog išsikrausčiau su Ryčiu į Šiaulius ir aš tiesiog noriu šitą priminti vieną dalyką, nes man toks key moment, kad kai aš krausčiaus iš sodo, aš tiesiog atsimenu, kad mes antiek žinodavom kiekvieną detalę apie vieną kitos gyvenimą, tipo viską, ką tu gyveni, jauti, išgyveni, patiri, tipo aš žinau viską, ką aš išgyvenu, jaučiu, ką aš veikiau šiandien, tipo tu žinai. Ir tada
tipo, buvo kažkoks momentas, ar tu gal į naujus santykius įėjai, ar dar kažkas, kur tipo turėjom tokią po biškį tokio laiko atskiro ir toks buvo momentas, kad grįžtam namo ir reikia netgi paklausti, tipo, o tai apie ką tau dabar, žinai, gyvenims? Ir buvo taip keista, kur, ta prasme, žinai, toks momentas, buvo tokia didelė tuštuma, atsimenu, krūtiniai širdį, toks skaudu, nes, omgai, tai aš pripratus absoliučiai viską žinoti, tipo, kaip tu ir kas ten vyks, žinai. Ir dabar nebežinai. Ir dabar nebežinai. Tai čia buvo pirmas laipsnis atsirišimo. Daug tų laipsnių. Buvo labai daug laipsnių atsirišimo ir mes ėjom per tuos atsirišimus, todėl kad tapo sudėtinga. Tai tie dalykai, kurie buvo lengvi, kas ėjo iš flow, absoliučiai natūraliai, mes ten to turime. Vaibinam tiesiog kažką, bet yra visiškai kitas lygmuo, kai įein, kur tu tampi atsakinga viena kitai. Jo, ir tada mes pradėjom turėti tiesiog tuose skirtingose lygmenyse viena kitai priekaištų, gyvenime kartu, kad veikiam ne taip. Žinot, kai būn dvi gaspadinės vienoj virtuvėj, tada vieną kitai pradėjom turėti priekaištų ir buvo tokie keisti tie pirmutiniai, žinai, trigeriai, kai 15 metų esam draugės ir vis niekas skaidriausias ryšys, kokį gyvenime su turėjais. Ir tada taip einant per tuos iššūkius, taip vieną kitai pradėjom turėti priekaištų. Ir tokių sunkių jausmų, kur grinai tas pats skaidriausias ryšys gyvenime jau toks nebe toks skaidrus. Ir tada pradėjo rinktis nuoskaudos. Ir dar neskaidresnis tada. Ir tada vis tiek ten kil trigeriai. Ir tada ten nebesupranti, kas vyksta. Ir labai buvo visi tie trigeriai, tas pasipriešinimas, tas tapęs sudėtingumas. Jisai buvo ženklas, kurio mes nenorėjom klausyti labai ilgai dar labai ilgai. Toks tipo, jau matom, kad nebėra taip lengva, jau kaip ir yra reikalingas pokytis, bet mes, bet tai kaip mes paleisim sesę sodę, neįmanoma, tai mes toliau. Aš šią vasarą itin stipriai atsimenu, nes vagrinai mes esam čia sėdėjusios ir kalbėjusios apie tą ryšį ir kiek mes esam praėjusios, grinai kokius kelis kartus, bet man pats stipriausias laikotarpis yra va ši vasara 2025. Mum grinai, aš net neatsimenu konkrečiai, kas vyka, bet mum abiem reikėjo grinai pasimti ego ir susikišti giliai tiesiog, kad tęsti ryšį, nes jeigu būtumėm ėjusios, tiesiog turėjom kažkokią situaciją, jeigu abi būtumėm ėjusios giliau į tą situaciją, absoliučiai lygios vietoje. Jo, absoliučiai lygioj vietoje, tipo daėjo ryšys mūsų iki tokią buvo baisu prisilies, žinau, grinai apie beleką. Tiesiog absurdišką levelę, kur iš lygios vietos nieko neįvyko, bet vieną jo tipo susikivirčinom ten kibirkštis, pasitrenkiam, nesuprantit, pum, sprogims. Tai aš įsivaizduoju, kad daugelis galit šitai patirti savo santykiuose. Tiesiog, nes čia irgi čia yra toks santykis ir, žinai, tu laikai savo santykį ir su savo partneriu, romantinį, žinai, ir čia yra dar visas santykis į kurį tu turi dėti labai daug pastangų. Bet čia yra taip, iš tikrųjų gražu, nes va, iki tokių gilių lygmenų ir įein tikriausiai dažniausiai poros romantinės, supranti, o čia yra seseriškas ryšys, vagrinai seseriškas, ne veltui sesė sodė, bet iki tokių gilumų vagrinai seseriškas, kur mes esam šiaip draugės, tai ne sesės, bet ryšį užkūrėm seserišką. Ir kur ta prasme, kad ir koks ten sunkus jausmas iškiltų, kažkoks sakykime, bet kokioj temoje, ar ten verslo, ar ten kūryboje, kur, blemba, tu žinai, netėjai ir nepadarei čia to laiku, mane čia nervin, ar ten atvirkščiai, žinai, ir vis tiek einam vieną pas kitą ir kiekvieną natą, kiekvieną stygą sutvarkom, žinai, kiekvieną, ta prasme, šnekam, tuninam, darom, kartais sprokst. Bet vėl žiūrim, kaip čia susiderinti. Ir jeigu taip šnekant, tai mes bandėm vėl susiderinti, nes mes buvom išsiderinusios, gyvenimai vykst, mes augam, nežmoniškai pasikeitėm kaip žmonės
ypatingai, kai pradėjom tiesiog savo gyvenimus daugiau gyventi, tai ir išsiderino tie keliai, pradėjom eiti savais keliais, bet dar norėjom vis tiek eiti tuo pačiu keliu, tuo, kur mes ten numatėm. Ir buvom prisirišusios labai prie to ir ne kitaip. Aš dar tiesiog kaip asmenybė turėjau progą grinai va dabar stipriausiai šiuo laikotarpiu per paskutinį mėnesį stipriausiai tai pamatyti, bet šiaip per visus šiuos metus pamačiau, ant kiek aš tiesiog pati kartais nepastebiu, kaip įsilieju visiškai, man net sunku pamatyti savo kūnų, kada aš jau nebesu savo kūne, savo poreikį, o tiesiog išeinu ir net nepastebiu, ir tada grinai gaunas, kad aš net nesu, aš kaip ir iš išorės prisiderinu, žinai, prie va kažko, kur tau reikia derintis, man reikia derintis, bet aš nei prie savęs iš tikrųjų prisiderinus, nei prie kažkokią bendrą dalyką iš tikrųjų prisiderinus, nes iš kažkokią plaukiojančią jausmą, tai kil net sunku dėti žodžius, bet grinai nėra va tokia, kur aš stipriai esu savo centre, ašy, ir aš iš to tada ir galim rasti tą tikrą susiderinimą tarpusavį, o čia kažkoks šokiniai ta ašis pati ir bandai dvi šokinėjančios ašis vos ne atrasti bendrą ir jau apie nieką gaunas tada. Ir iš tikrųjų būtent tai ir vykst dabar, kad mes atradinėjom savo ašį, savo individualią išraišką ir asmenybę ir statome savo pagrindą. Ir tada iš tos suvenerios galios, iš suvenerios asmenybės, nes buvom tiesiog va taip persipynusios. Kur net nebesupranti, kur tu pasibaigi. Ir kur tu prasidedi. Aš grinai nebespratau, kur... Grinai esat kažkas tai patyrę bent. Kur tipo, ką aš gyvenime veikiu ir kaip aš mąstau ir kokios yra mano iš tikrųjų mintis ir mano sprendimai ir kur jie yra tipo tavo, nes mes 10 metų ten vieną su kita, kiekvieną sprendimą priemam. Ir toks grinai man buvo reiklaus savęs, lauk, kur, ar aš čia savai išduodu kažkur, žinai, ar aš deginu savo energiją kažkur, ar čia mano, o kaip mano intuicija sako, čia sako priešingai. Ir toks va, kai pradedi jausti save, kas mums labai stipriai abejom šiais metais, pradedi jausti savo vidinį balsą, pradedi jausti savo energiją, kur jinai deg, kur jinai plečias. Jo. Tada taip pradedi tikrintis ir toks, kas čia vyks. Tai jo, iš tikrųjų, va šitie tada tie 3 metai nuo grįžimo ir buvo toks palaipsniui išsirišimas, labai ilgas atsirišimas po truputį ir dabar esam vėl kažkokiam kitam lygmenį. Ir jisai dar tik tais integruojas ir dar tik tais atsiverinėjai. Tai tu gali dabar paaiškinti žmonėm. Tai gerai, tai kas čia vyksta? Čia dabar skiriasi tuos sesės, vadėdavo, kas čia dabar vyksta? Jo, tai va kartu galim ir paaiškinti. Šiaip esminis taškas yra, kad Sesės sode yra mūsų bendras brands, kuris išsivystė stipriausiai Instagrame. Būdavo čia ir dabar TikTok'e, bet dabar irgi ten, sesės dabar iš vis dabar. Jo, bet sugrįšim tiesiog Sesės sode. Sesės sode bandėm, grinai dar bandėm. Galvojom, gal dar kartą pakeisim vardą ir gal tada ten atgims atgims. Bet šiaip dar norėjau tokį vieną iš vasaros pasidalinti, kur irgi viena draugė klausęs manęs, kaip aš kalbu apie tą mūsų visą ryšį ir kaip tiesiog, va, mes bandom, bet mes galim, žinai, mes čia tiek kartų kritom. Ir sakau, bet, mes galim. Ir jinai tokia, o ar norit? Ir tada toks atėjo, aš nežinau, nes aš dabar nežinau tiesiog, grinai. Ir toks. Ir tada čia vasara buvo ir visas tas laikotarpis toks išsigryninims, tai gerai, ką aš noriu, ką mes norim. Ir ne tai, kad mums reikia atsisėsti, filmuoti kontentą. Nereikia mums čia sėdėti dabar ir filmuoti šitą podcastą. Ką mes norim iš tikrųjų vaibinti. Nes buvo palikęs toks, tas kūrims ir tas puoselėjims to brandą, toksai reikia. Ir galim. Nes buvom irgi ėjusios ir žmonės buvo pripratę tiek daug tų videkų gauti ir tada, kai paliko mažiau, tai žmonės ir komentuoti pradėjo, tai kur tos Sesės sode ir kur tie vidosai tipo. Vidosai, grinai. Ir kada bus naujų vidosų. Ir iš tikrųjų, kaip mes dėjom iki čia ir dabar šito momento, tai nes ir pačiom liūdna buvo matyti tą
tuos akauntus tokius Tuščius ir be vidosikų. Ir tokius primirusius, ir jie ten marinuojas ir atrodo kirmiai tiesiog tie tokie tie. Ir tu dar biškai akauntai. palaikydavai, man pavyzdžiui, tiesiog visiškai atjungia rankas šiais metais, aš tiesiog net iš pačio didžiausią norą ir įkvėpimą, ir tikrai būdavo akimirkų, irgi atsimenu, kur aš pajaučiu tą įkvėpimą ir norą, bet grinai atjungia energiją pati, žinai, ką reiškia, ir negaliu nieką kelti, ir tiesiog negaliu, ir kirmyti akauntai. Ir daėjom dabar tokį, žiūrėk, jau metai ten yra tyla. Biški būn ten kažko, bet šiaip Bet palyginus su kaip jaučias, kai einama iš energijos ir iš flow. Tai mes, kaip draugės, mums viskas dabar jau yra labai gerai. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui, mes duok paspausti dešinę. Mes belie kiek išgyvenom, atlaikėm, šnekėjom, su 100 nosinių buvom grinai, verkėm, šnekėjom ir taip skaudu buvo ir ten visko grinai buvo, išgyvenom. Mes esam čia kaip 2 suvenerios moterys, Iveta ir Amanda. Solid. Ir tada mes sugrįžtam ir žiūrim, tai gerai, tai ką tos sesės sodė? Tai kaip čia tos sesės sodė? Ir tiesiog vėlgi, kaip ir sekam vedimų savo visą gyvenimą, taip ir sekam vedimų vėl dabar. Bet šiaip man toks simboliškas tas video, žinau, paskutinis mūsų tam akaunte, kur su tom kasom stovim, nes ten toks, tas dabar. Nežinom, bet okei, kad nežinom. Ir tada next, tada toks boom, suprantam, kad atėjo metas labai rimtam pokyčiui, rimčiausiam iš visų. Ir tai yra pasiskirstyti akauntus, primetat. Tiesiog kurti kontentą atskirai. Tiesiog, tai mes, kur ir matėt tą reelsą, tiesiog labai skaudžia širdim, atėjom ir sakom, davai, tiesiog nebegalim šitam toj skalbenkiai čia skalbtis ir vis tarmozinti ir kažkaip, net energija nutekinėja, nes mes nepaleidžiam kažko ir neleidžiam tam kažkam transformuotis į naujo kažką ir kažkokiam tokiam, kai gumą tampamės, pirmyn atgal. Tai nusprendėm išmesti monetą ir pasiskirstyti savo akauntus. Turim Instagramo akauntą ir turim TikTok akauntą. Ir ką tai reiškia? Jums mūsų sekėjams, jums mūsų žmonėms, nes aš iš tikrųjų pasidalinau su mūsų draugė Akvilė ir mūsų draugė yra Akvilė, jinai yra mūsų draugė, bet jinai tuo pačiu metu yra mūsų sekėja ir gerbėja. Ir jinai sako, bet aš jūsų sekėja, sako, žiūriu 5 metus jūsų kontentą, sako, tai kaip, man sako, taip skaudu priimti, aš negaliu. Bet skaudu, aš irgi labai skaudžiai išgyvenau. Bet yra taip, aš noriu tiesiai šviesiai paaiškinti, kas bus. Tai metėm monetą, aš laimėjau Instagramo akauntą, Amandai atiteko TikToko akauntas. Amanda kurs turinį TikTok'e ir savo Instagram'e asmeniniam. Taip. Aš kursiu turinį toliau savo asmeniniam Instagram'e ir Sesės Sodė. Instagram'e tai bus mano anketa. Nebe Sesės Sodė. Bet Sesės Sodė dvasia yra gyva. Ir jinai išlieka. Jinai transformuojasi. Ką mes supratom, tai kad mūsų kelias atsiskyrė nuo kasdienio sugebėjimo ir galėjimo kurti kiekvieną dieną ir dėti. Ir tai yra, kas yra reikalinga Instagram'e ir visuose turinio tas, kad turime. Turėt būti atsakinga viena kitai, kiekvienam žingsnį, kiekvienoj dienoj, tas tiesiog šits etapas pasibaigė, mes dabar atsakingos kiekvieną už save. Ir tuo pačiu metu šitaip įmesti ten po vieną videką į 3 mėnesius ir leisti jiem akauntam tiesiog stovėti, nors mes tiek daug darbo įdėjom į juos. Yra toks jaučias kaip nepagarba, numesti mūsų asetai,
mūsų daiktai, mūsų, ta prasme, taip stipriai mylėti ir puoselėti. Erdvės. Erdvės ten yra, ten grynai, jo, ten yra gyvos erdvės, ten yra bendruomenė, ten yra žmonės, kurie sąveikauja su mumis, nu žodžiu. Tai nusprendėm, kad davai mes vis tiek juos puoselėjam ir kuriam ir pasidalinam, ta prasme, taip kaip, nu dabar tiesiog iš tokio jausmo. Ir mes vis tiek kartu kaip dvi individualios asmenybės, suvenerios asmenybės, mes vis tiek kursim kartu, bet mes nebebūsim viena kitai, tiesiog nebekvepuosim viena kitai į nugarą. Taip. Tu čia dabar žinai. Aš įmečiau vakar. Nu, nes va toks vaiboks būdavo, gerai, pasikuriu, aš grynai dabar labai nuoširdžiai pasidalinsiu. Gerai, aš įsikvepiu, pavyzdžiui, galvoju, viskas dabar atgims Sesės Sode accounts. Aš dabar viskas noriu čia dabar prikurt beleką. Nueinu karočią, įmetu, ten sukuriu, įmetu, ten grinai toks vaibuks belekoks. Ir tada, ar aš eisiu dar kartą mesti? Ne, jau Amandos eilė. Ir tada laukiu, tipo, tai kada dabar Amanda, žinai, tipo, įkels. Ir tada toks, tipo, ir nėra tokios energijos tekančios, kad ne, aš, tipo, einu ir darau ir keliu tiek, kiek noriu, nes, nu, tai tada aš einu į savo accountą keliu, nu, toks, čia nebe apie mumis kartu, nu, toks žodžių. Tai mes priėjom, bet mums vis tiek, mes labai mylim šitą Sesės Sode dvasią, jinai yra absoliučiai kosminė. Energetinis, prikrauts. Ir man tai esybė tiesiog. Gražu tiesiog, kai ištirpsta svoris nuo tos dvasios, man tada tokia graži, grinai, ką galim sukurti kartu ir ką esam mačiusios ir patyrusios kartu, kas gali gimti iš mūsų bendros kūrybos. Man tai patinka, grinai, kai nėra to svorio. Ir galim vibinti ir flowinti ir kurti tiesiog iš gyvą jausmą. Jo. Ir čia prieinam prie to, kad mums labai patinka šnekėtis kartu. Mums žiauriai smagu. Ir mes darysim podcastus. Tai vat šituos, kurie bus retesni negu Instagramo videkai ir tai mums sukurs ir duos daugiau erdvės mūsų draugystėj, mūsų santykiai, mūsų kūryboj toliau ir mes toliau puoselėsim Sesės Sode, bet tai pereis į kitą lygmenį. Tai tiesiog į podcastus šitoj formoj, bei mes toliau tęsiam savo retritus. Nes mūsų retritai yra kartu, nu, ta prasme, net kartojami ir nesudalyvavęs nesuprasi, ten yra wow ir, nu, neįmanoma. Ta prasme, ne. Nu, čia nesąmonė būtų, bet mes tiesiog tos retritus toliau tęsim kaip du žmonės tiesiog. Ir suprantat, tos Sesės Sode visada buvo apie keliones. Mums geriausiai visada sekės keliauti, matyti pasaulį, ten įsikvėpti visus. Įdomiai, kitaip, neįprastai, grinai, kur mes varom. Ir ką mes patiriam, tai yra tiesiog kitaip. Tai vat, ir mums taip gerai, nuostabiai, fainiai sekas daryti retrytus ir tiek turim moterų su ne tik grįžusių su realiais kosminiais pokyčiais jų gyvenimuose ir iš tikrųjų pratęsim šitą podcastą pasikviesdamos kartais moteris, kurios dalyvavo mūsų retrytuose, kad galėtų papasakot, kokius proveržius ir kokius pokyčius savo gyvenimuose įvykdė. Ir aš, ta prasme, aš klausaus jų ir man tiesiog wow, kad vat šitos kelionės jos padeda moterim tiek įgauti pasitikėjimo ir drąsos, kad grįžusios namo jos apverčia savo gyvenimus aukštyn kojom. Tokie portalai iš tikrųjų tos mūsų kelionės, kur vat nei viena kelionė nėra palyginama su kita, yra visiškai nauja patirtis kiekvieną kartą. Ir man paskui, kai mes žiūrim, mes visada ten turim fotografus, kas video įrašus daro, man tikrai paskui žiūrint, man sunku patikėti, kad mes ten, tai buvo, žinai, kažkur. Tiesiog nerealu, bet realu. Tai vat į tokią dar vieną nerealią
patirtį, kviečiam jūs, nes darysim retrytą Maroke balandžio mėnesį. Balandžio 6-13 dienom. Tai paskelbsim daugiau informacijose mūsų paskyrose ir papasakosim, apie ką ten viskas bus. Vėl visiškai unikali patirtis, visiškai skirtinga, nors buvo Maroke dabar lapkričio mėnesį, bet visiškai kita energija. Jo, nes keliaujam į arklio metus ir jaučiam ugningą ir laisvą energiją ir iš jos kuriasi dar vieną nuostabi kelionę. Tai ką domina varyt kartu su sesėm sode į kelionę. Tai varom. Gyvenimo nuotykį. Susisiekit su mumis ir pasišnekėsim. O dabar norėčiau paklausti, o tai ką tu ir ką čia darysi su tuo Instagramu? Su savo gyvenimu. Ai, Nes va tu pasiemi Instagramą, sesę sode ir apie ką Iveta, ne sesę sode, tiesiog Iveta. Jo, apie ką Iveta. Tai mūsų tas atsirišinėjimo kelias jau yra ilgas ir aš kaip Iveta jau judi. Jo, aš jau judu ir iš tikrųjų sprogau nesenai. Tai mano gyvenimas ir mano kelias labai stipriai yra apie temas, kurias mes pradėjom kartu, žinai, apie moteriškumą, apie pamilimą savo moteriškumo, apie moters kūną, išsilaisvinimą. Ir tada mano unikalus kelias, žinai, prasitęsia į laisvę ir į išraišką ir tada labai stipriai dirbu su nervų sistema dabar. Tai nuo vasaros stipriai susikaupiau į savo dalykus ir jau dabar vedu ne tik moterų ratus gyvai, kur ir darau ir stovyklas, dabar Airijoje dariau nuostabią moterų stovyklą savaitgalio ir taip pat pradėjau vesti moteris ir online. Tai jau nuo vasaros gerą pusmetį vedu dalykus online ir man tai labai patinka. Aš galiu pasiekti moteris, kurios gal, žinai, negyvent čia šalia manęs kažkur ir mes labai gyvą ryšį užkuriam tam online, žinok, aš pravedu tokias meditacijas, kur ta prasme atrodo, kad kartu sėdim kambarį, labai gilius rezultatus pasiekėm, tai ką aš dabar veikiu. Čia yra laisvė, ne? Jo, tai aš dabar vedu 3 mėnesių moteriškumo kursą, moterų rate, vadinasi Laisvė. Ir per 3 mėnesius mes labai giliai susipažįstam visų pirma su savo kūnu ir pradedam išmokti klausytis jo impulsų ir tuomet perprogramuojam nervų sistemos lygmenyje įsitikinimus ir stojam į naują identitetą, tai realiai plečiame savo saviraiškoj, taip kaip mes jaučiame savo kūne, kaip mes pasitikim savim ir savo gebėjimu išpildyti savo svajonės savo gyvenime ir kuriam realius rezultatus ir pokyčius per 3 mėnesių kelionę kartu. Tai čia yra mano autorinis kursas ir dabar aš pabaigiu 1 raundą šito ir jau keliauju į 2 laisvės kurso etapą, tai formuojasi. Šiaip galiu irgi sustoti ir paspausti tau ranką. Ačiū. Nes aš labai žaviuosi šitą tavo suverenę kelionę tiesiog ir labai žaviuosi tą laisvę, kurią spinduliuoja ir tą drąsą ir tą valią ir tiesiog sveikinu, kad taip pavarai. Ačiū labai. Labai ačiū, žinok. Ir labai džiaugiuosi, nes iš tikrųjų dabar jau yra galas, žinai, laisvės ir jau baiginėjom 3 mėnesius kartu. Na, tai va, sveikinu, granai. Tai va, ir taip gera, nes aš, žinai, matau moteryse pokyčius. Žinai, tu kai pradedi vykdyti kažkokią tai viziją, pradedi kurti kažkokį tai projektą,
tu jį darai prieš žinant, kad jis, žinai, pavyks, kad viskas bus gerai. Ir čia plečianti kelionė. Labai plečianti kelionė ir dabar matydama savo klienčių pokyčius ir išsiplėtimą moteriškume, ryšį su kūne, savirealizacijoje, santykiuose. Ta prasme, čia yra didžiausia dovana, kurią galiu iš vis gauti. Tai esu labai dėkinga. Ir jo, kas klauso šį podcastą, šiuo metu renku naują laisvės ratą ir leisimės į 3 mėnesių kelionę kartu nuo sausio pabaigos. Tai galit vis dar prisijungti. Yra keletas vietų, tai susisiekit su manim ir jeigu norit tiesiog iš pagrindų apversti savo gyvenimą, bet palaipsniui ir su meile, su pagarba savo ir savo kūnui, tai laisvė yra būtent tai. O su mūsų akauntu, tai aš ir tęsiu savo komunikaciją apie temas, kurios yra sesė sodė, žinai, tai ir moteriškumas, ir laisvė, ir visa tai. Ir jo, tiesiog pradėsiu kelti daugiau savo komunikacijos į bendrą buvusi akauntą, o savo asmeninį akauntą planuoju perdaryti į anglų kalbą, nes vėlgi atėjo metas plėstis ir labai jaučiu vedimą, kad visgi noriu plėstis ir į anglų kalbą, nes dabar netgi nesenai, būdama Airijoje, sulaukiau kvietimo vesti moterų ratą angliškai, sulaukiau asmeninės sesijos somatinės užklausos anglų kalbą dar kartą. Tai tokia didelė dalis mūsų identiteto, grinai šiaip tą anglų kalbą neveltui. Jo, tai yra toks aiškus vedimas. Galėtum ir ispaniškai varyti toliau. Žinok. Tu iš visą ką, žinai, ką aš supratau, Šiauliuose yra belekiek ispanų. Tu žinai šitą? Aš išeinu į kavinę, pastoviai Šiauliuose yra belekiek ispanų. Ir aš sugalvojau, kad man reikėtų vesti jogą ispaniškai. Būtų belekaip fainiai, bet reik man juos surasti, kur jie ten dar, žodžiu, visi yra. Pašnekim gatvėje, kada turi gal bendruomenę. Jo, taip irgi planuoju padaryti. Tai labai džiaugiuosi, nes labai norėčiau darbinti visą savo kalbas. Ir kodė ne. O tai ką tu? O tai gerai, tai jo, Ivetą ten matom, tai Ivetą ten kažkur mirgu margu, o tai ką tu dirbi? Mirgu margu, ne? Jo, aš esu labai jautriam taške dabar savo gyvenime, grinai jautriam taške. Čia irgi klausiausi tavęs ir galvojau, kur aš labai žaviuosi iš tikrųjų tavim, nes tu pildai savo tarnystę, grinai savo misiją, tiesiog eini, tiesiog stojasi savo misiją ir dalinies su žmonėms savo širdim ir viskuo. Aš ką darau, tai jau 2 metus nekeliu tikriausiai nei vieno video į TikToką, metus nekeliu nei vieno video į Instagramą, savo širdim dalinuos į savo kompiuterio notesus, pasislėpus po lapais ir taip turėjo būti, grinai. Aš tokiam etapė visi praeinam tokius etapus, kur dabar yra etaps dalintis ir skleistis ir būti ir vesti moteris. Ir aš buvau tokiam etapė, kai mes pradėjom savo kelią kartu ir tada man užsidarė, nes aš tiesiog buvau tam tokiam, kur nebesupratau, kur aš, kur kiti, kas aš. Tai man visas šis laikotarpis buvo apie ryšį. Ryšį su savim visų pirma, grinai tiesiog nuo visko atsitraukti ir tai po biškį tie dalykai traukės ir man buvo ryšys. Ir aš tą ryšį stipriausiai vyščiau iš tikrųjų per ryšį su savo cikliškumu. Tai aš dedikavau paskutinius 3 metus savo gyvenimo į gilius tyrinėjimus, tiesiog savo kraujavimo. Ir aš grinai turėjau galimybę netgi būti tokioj pozicijoje, kur aš galiu visiškai nieko nedaryti, bet gamtoj sėdėti užsidarius savaitę laiko per savo kraujavimą ir tiesiog būti ryšį su kūnu, studijuoti, rašytis užrašus, studijuoti tą savo kūną. Ir tik norėdavau pradėti dalintis apie tai, ne. Tu žinai visus tos mano procesus ir čia irgi gal kažkas yra matę video, kur aš dalinuosi apie moters kraują ir viskas buvo iš tyros intencijos, nes man tai yra
iš tikrųjų taip jautru, aš dar dabar ieškau kelio, kaip aš noriu apie tai dalintis, iš kokią kampą aš noriu tai eiti, kaip aš noriu prie to prisiliesti, eiti dalintis tuo. Tai yra taip brangu mano širdžiai, bet aš per anksti ėjau, nebuvau susiligiavus iš kokios energijos aš čia einu, aš per anksti išėjau, dar nebuvo laiks tiesiog ir kad ir kaip aš būčiau norėjus, kad būtų laiks tiesiog, man dar nebuvo laiks dalintis apie ryšį su krauju, ryšį su kūnu, ryšį su gamta, ryšį su augalais ir aš tiesiog kultivavau šitą ryšį. Žinai, tos 2 metus aš pati kultivavau tą ryšį su gamta, ryšį su augalais, ryšį su savim, ryšį su krauju. Tai buvau grinai tokiam, kur kultivuoju ir aš nieko nesidalinau, nei savo kūrybą kažkokią, nieko. Tai dabar man stipriausias žingsnis ir aš pradėsiu dalintis apie visą šitą ryšį. Neturiu dabar pasakyti konkrečiai, kokiu formatu, kada galėsiu atrasti, žinai, kaip. Aš tiesiog po biškį pradėsiu dalintis dabar, tai kaip mūsų, fainai. tai va, ir fainai. jaučiu, kad, nu va dabar grinai keičiasi ta energija visiškai gyvatė, išnėrė ir dabar paskutiniu metu, tai sakau, viskas mano gyvenime, ta prasme, ką aš išgyvenau, tai čia pasidalinsiu integraciją to va grinai savo paskiruose, bet man visą gyvenimą nušlavė iš po kojų, tai sesė sodė čia yra viena, kas tiesiog, nu jau viskas, jau 3 metus tampaus ir dabar jau viskas, jau iššluota, nu aišku, transformavus visą tai, bet visai kitokį levelį dabar, grinai, aš tiesiog irgi, aš ir turiu susitikti su savim ir savo kūrybą ir savo lyderystę kažkokią savęs. Bet tu žinok, bet iš tikrųjų tu esi tiesiog autentiškumo pavyzdys, žinai. Priimsiu tokį. Ir aš labai didžiuojas tavo absoliučią drąsą išlikti savim, kad ir kiek tai yra buvę sunku, kad ir kiek ten yra plaukę visokie heitą, žinai, mumis ir labai labai tiesiog didžiuojas tavo keliu ir nekantrauju tau dalintis, nes bus taip stipru, bus belekaip stipru. Reikėjo biškį irgi praplėsti nervų sistemą, nes šito dar nepaminėjom, bet šit svarbu, kad aš esu grinai tiesiog pasišventus autentiškumui. Ir man būdavo daug lengviau su tavim šalia manęs būti autentiška, nes mes turėdavom vieną kitos tą užnugarį visada. Norėjau šitą paminėti, kad mes visą laiką slėpdavomės realiai vieną už kitos, va taip, bet dabar atėjome į tokį gyvenimo etapą, kur reikia augti ir plėstis. Ir stovėti. Ir po vieną. Ir... Tai man reikia daug praplėsti, kad ateiti šitą tašką, kur aš savo autentiškumą tai noriu išlaikyti, kad ir koks jis ir kad ir kaip jį kas priims, man tai šventa. Bet reikia praplėsti, kad turėti tą saugumą, išeiti su tuo dabar man vienai. Tai čia yra... Ir man atrodo, kad abiem mum čia šitas etapas tiesiog va toks visiškai save įtvirtinti per savo autentiškumą bus absoliutus tiesiog sprogims ir tada mes kartu kaip sesė sodė sustiksim visai kitam lygmenį. Tai čia yra labai... Čia toks gražus augimas iš tikrųjų. Labai gražu. Labai gražu, kad tiek metų taip gražiai palaikėm vieną kitą ir laikėm už rankutės vieną kitą. Taip, fainai, bet dabar stojamės į savo galią kaip 2 suverenios asmenybės. Ir čia iš tikrųjų, ta prasme, buvo ir gedula visam tam procesui, bet yra taip smagu ir įdomu, kas čia dabar bus. Grinai toliau. Tai aš būsiu TikTok'e. Ir aš būsiu savo asmeniniai paskyroj, aš.gyva Instagrame. Tai prisikeliu ir aš gyva. Nes, dar norėjau pasakyti, kad man tiesiog viską išlavė iš po kojų gyvenims per paskutinius porą mėnesių iki galo. Likau visiškai tokiam baltam lape. Ir ką kursi dabar? Wow, kaip įdomu. Kaip įdomu. Grinai, tai va. Nauji balti lapai, tiesiog man toks vibes. Nauji balti lapai ir jaunatis čia šitą. Tai davai tada ties čia ir užbaigim ir susitiksim sekančiam podcast'e, kur papasakosim dar daugiau visko įdomiai tiesiog, bet čia toks
pirmas įrašas, kur biški updateinom lyg šiol, o ateinančiose pasigilinsim į atskiras temas giliai. Ir kviesim svečius, ir vaibinsim, ir tiesiog naują pradžią važiuojam. Kosmosas. Granai. Gerai. Iki. Ačiū, kad klausėt. Oi. Taip, oi, žinok, daugiausiai oi, kiek yra buvę. Laininau, žinok. Wow. Gerai, galim pradėti jau. Jo, gerai, jaučiu, galim pradėti.